Viskas yra tėkmėje. Žmogaus protas taip pat. Todėl bandymai nuslapinti emocijas ir mintis tiesiog neveikia, nes jos kaip vanduo visą laiką suranda kelią. Vienok mes dažnai priešinamės su kažkokiom sunkiom, iššaukiančiom ar skausmingom mintim. Ir gali atrodyti, kad jeigu mes pakankamai dažnai ir pakankamai stipriai tas mintis stumsim nuo savęs, tai jos kažkokiu tai būdu atstos. Bet tokio situacijai daugiausia kas gali atsitikti, tai ta tėkmė gali pakeisti tikėjimo kryptį, tapti pasąmonės dalimi arba transformuotis į fizinės kūno problemas. Todėl vietoj to, kad nuolat kariautume su savimi, ką mes galim padaryti? Mes galim išmokti mintis ir emocijas patirti ir paleisti jas.